Lapkričio 22 dienos ankstyvą rytą Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vyko susitikimas su daugelio knygelių vaikams rašytoja, knygų iliustratorė Nijolė Kebenienė. Bibliotekos skaitykla buvo sausakimša, mat į susitikimą su žinoma autorė susirinko Gegužių progimnazijos 3-4 klasių mokiniai. Rašytoja vaikams pasakojo apie savo mėgstamiausią pačią pirmą knygelę vaikams Džiovintas debesėlis. Savo, pavyzdžiui, pirmai dukrytei skaitydavau tik tai pasakas, o mano antroji dukrytė, iš viso aš jau turiu 3, tai Šarūnė šitai yra 3, tai antroji dukrytė labai prašydavo pasekti. Jinai čia ir išdresavo iš manęs tokia rašytoja. Pasekti pasaką. Jis sakydavo, ne, neskaityk man tų pasakų, jau tu skaityk. Šiandien man pasek pasaką apie stalą. Ir aš tada turėdavau galvoti, ne, tai stalas, koks jis įdomus, kažkoks apvalus, o dar čia kitas prie jo. Ir jie gal dviniai. Po autorės perskaitytos ištraukėlės Gegužių progimnazijos mokiniai patys panoro išsakyti savo fantazijas ir taip laimėti vieną iš autorės knygelių. Vaikai pasakojo apie savo įsivaizduojamą stebuklingą skraidyklę. Mano skraidyklėms langas būtų iš plastiko butelių. Taip pat prireiktų siūlo, kad juos surišti. O skraidyklės grindys būtų iš medžio. Taip pat man reikėtų kėdės, kad būtų kur atsisėsti. Paimčiau didelį 3-litrinį plastiko butelį, tada paimčiau dar kitą, suriščiau ir nereikėtų stalo imti, būtų vietoj stalo. Taip pat pasiimčiau vieną bambalį vandens, kad būtų ko atsigerti. Taip pat pasiimčiau vieną knygą, kad būtų veikti ką. O kurgi turėtų būti lubos? Mano lubos būtų iš stiklo. Autorė vaikų klausė, ar jie žino, kaip gimsta padavimai. Rašytoja susirinkusiems paaiškino, kad padavimai kyla iš pačių paprasčiausių daiktų, jų įvardinimų, nes tai, kas turi vardą, jau nebegali būti pamiršta. Autorės pasaka įkvėpė vaikus papasakoti ir savo stebuklingas istorijas. Pabaigoje patys mokiniai plojimais nusprendė, kad čia nugalėtojais bus 2 progimnazijos auklėtiniai. Jiems autorė padovanojo knygeles su savo autografais ir palinkėjo toliau kurti bei svajoti.